Kas prisimenate, kokį mes čia einame? Laišką. Išdavė viską, taip? Kas gal namie perskaitėt Galatams laišką? Niekas netliko namų darbų. Niekas netliko namų darbų, labai gerai. Kai studijuoji laišką, reikia perskaityti. Visą. Gerai. Ką, pradėsim tada nuo maldos? Gerai, palenkim galvas, tada dangiškas Tėve, dėkojame Tau už šią dieną, meldžiam Viešpatie, kad dabar atvertų mūsų širdis, priimti Tavo žodį, išgirsti jį, atimšk ausis, Viešpatie, suminkšyk mūsų širdis, kad galėtume, Viešpatie, girdėti Tavo žodį. Meldžiuosi, Viešpatie, kad per Tavo Evangeliją mūsų širdis paliestų net pačias slapčiausias, Viešpatie, kampelius, kad mes galėtume, Viešpatie, keistis, atsinaujinti, Viešpatie, kasdieną. Meldžiuosi, Viešpatie, kad Tavo šventoji dvasia dabar kalbėtų mums tiesiai į širdis ir kad mes, Viešpatie, galėtume išgirdę, tai galėtume vykdyti. Meldžiuosi, Viešpatie, kad dabar vestų mus per Galatams laišką, meldžiuosi, Viešpatie, naudok ir mane šitam darbe, kad galėtume pamatyti, Viešpatie, tas tiesas, kurias Tu mums parašėjai, kurias mums palikai. Jėzus vardu. Amen. Taigi, Galatams laiškas 11, pirmas skyrius nuo 11 eilutės iki 24. Mes toliau tęsime Evangeliją be grandinių. Evangelija be grandinių. Vidai jau gali vandens atnešti. Evangelija be grandinių ir antroji dalis Evangelija ne iš žmonių. Yra vienas žinomas toksai antrojo pasaulinio karo laiškas iš fronto. Tai amerikiečių kareivis rašė savo žmonai, rašė tėvams. Ir kiekviename jo laiške, kuris buvo siunčiamas, kiekvienas laiškas turėjo praeiti pro karinę cenzūrą. Tuos laiškus, kuriuos kareiviai siųsdavo į savo namus, jie visada praeidavo pro karinę cenzūrą. Ir šitie žmonės iškirpdavo tas vietas, kurios galėdavo pakenkti moraliai, konkrečias vietas, konkrečias datas, konkrečius faktus, kartais net iš to laiško išbraukdavo ištisus sakinius. Ir žmona gaudavo laišką su skylutėmis. Žinot, kaip pasiemi laišką ir tenai būdavo iškirpti tekstai, iškirpti tam tikri žodžiai, kartais su užbrauktomis arba užtusuotomis eilutėmis. Ir žmona žinodavo, kad šitą laišką tikrai rašė jos vyras, bet niekada tiksliai nežinojo, ką jisai tiksliai norėjo jai parašyti. Taigi Galatams laiške atsitinka panašiai. Galatijos bažnyčios galvojo, kad Paulius atėjo ir paskelbė jiem kitokią evangeliją. Paulius atvyko į tą kraštą, jisai paskelbė evangeliją ir po to išvyko. Ir tada atvyko kiti žmonės, kurie geriau žinojo negu apaštalas Paulius, kurie pradėjo sakyti, jūs įtikėjote labai gerai, jūs pasitikėjote Kristumi, yra labai gerai, jūs gavote šventą dvasią, yra labai gerai. Viskas yra labai gerai, tik jums trūksta vieno dalyko.
jums reikia dar apipjaustimo, jums reikia dar laikytis įstatymo, jums reikia dar darbų, jums reikia dar kažko tai prie jūsų jau turimo tikėjimo. Ir jie sako, žinot, tas laiškas, kurį Paulius jums čia parašė, sako, jisai yra truputį toksai cenzūruotas, truputį jisai ne taip pasakė, kaip turėjo pasakyti, jisai tikriausiai norėjo pasakyti kažką kitą. Ir mes jums norime perteikti pilną Evangeliją. Nes Paulius tai, ką pasakė, ten truputį yra nukirpta, truputį nedadėta. Ir Paulius apie tai sužinojo ir jisai parašo šitą laišką Galatams, laišką šitoms bažnyčioms. Nedarykite tos klaidos, aš anksčiau galvojau, kad laiškas Galatams tai yra tam tikrai bažnyčiai, tarkime, Kaune yra tik tai mūsų bažnyčia, ne? Ir šitas laiškas būtent tik tai mūsų bažnyčiai parašytas, ne? Arba mūsų tik tai šitam kraštui. Ir antroje eilutėje yra parašyta, kad Galatijos bažnyčioms. Ten buvo daug bažnyčių, tai buvo kraštas ir Paulius rašo šitą laišką Galatijos bažnyčioms. Taigi Paulius sužino apie tą problemą, sužino apie tos žmonės, kurie įslenka į bažnyčias, kurios pradeda jaukti tikinčiųjų protus ir sako, kad dar kažko tai trūksta. Galbūt reikia laikyti šabo, galbūt reikia švęsti šabą, galbūt reikia dar kažkokius tai dalykus daryti tam, kad Dievas tave priimtų, tam, kad tu būtum geresnis. Ir šiandieninė ir šios dienos skyriuje nuo 11 iki 24 eilutės jis atsako į vieną klausimą, kuris lemia viską. Iš kur atėjo Evangelija, kurią Paulius skelbė? Iš kur jisai ją gavo? Ir ar jinai yra pilna, ar jinai nėra pilna? Jeigu ji yra žmogaus produktas, jeigu Evangelija buvo parašyta žmogaus, Paulius atsisėdo, žinot, vieną vakarą, gurkšnodamasis arbatą, ką jūs pagalvojate? Sugalvojo Evangeliją, sugalvojo tokį būdą ir pristatė Galatijos bažnyčiams. Taigi, jeigu Evangelija būtų Pauliaus produktas, žmogaus produktas, tai ją būtų galima taisyti, šiek tiek patobulinti, kažką pridėti, kažką atimti. Bet jeigu ji yra Dievo apreiškimas, jeigu Evangelija yra Dievo apreiškimas, tada yra neliečiama. Ir niekas negali jos pakeisti. Net žydai, net judėjai, net kažkokie angelai ar dar kažkas gali ateiti ir mums skelbti kitokią Evangeliją, mes jos nepriemame. Mes skaitome ir priemame tik tai Evangeliją tą, kurią mes randame Dievo žodyje. Ir apaštalas Paulius sakė, bet nors ir mes patys, ar angelas iš dangaus jums skelbtų kitokią Evangeliją, negu mes jums paskelbėme, tebūnie prakeiktas. Taigi yra labai stiprų žodžiai, kur Paulius čia gina Evangeliją. Sako, nesvarbu kas, nesvarbu koks autoritetas, net gali angelas skelbti, jeigu bus kitokia Evangelija, tebūnie jisai prakeiktas. Taigi paskaitykime nuo 11 iki 24 eilutės. Aš sakau jums, broliai, kad mano paskelbtoje Evangelija nėra iš žmonių, nes negavau jos iš žmogaus ir nebuvau jos išmokytas, bet gavau Jėzaus Kristaus apreiškimu. Jūs be abejo girdėjote, kaip kadaise aš elgiausi, išpažindamas judaizmą, kaip be saiko persekiojau Dievo bažnyčią ir grioviau ją. Žydų religiją buvau pralenkęs daugelį bendraamžių savo tautiečių, būdamas itin uolus dėl savo tėvų tradicijų. Bet kai Dievas, kuris mane išskyrė dar esantį motinos įsčiose ir pašaukė savo malonę, panorėjo apreikšti manyje savo sūnų, kad skelbčiau jį pagonims, neskubėjau tarti su kūnu ir krauju ir nenuvykau į Jeruzalę pas pirmiau už mane buvusius apaštalus, bet iškeliavau į Arabiją ir po to vėl grįžau į Damaską. Po 3 metų nukeliavau į Jeruzalę pasimatyti su Kefu ir pasilikau pas jį 15 dienų. Kitų apaštalų man neteko matyti, tik tai viešpaties brolį Jokūbą.
ką jums rašau, tvirtinu Dievo akivaizdoje, jog nemeluoju. Po to išvykau į Sirijos ir Kilikijos sritis. Iš veido aš buvau nepažįstamas Judėjos bažnyčioms, kurios Kristuje. Jos buvo tik girdėję. Tas, kuris mus kitados persekiojo, dabar skelbė tikėjimą, kurį kadaise griovė. Ir jos šlovino Dievą dėl manęs. Ačiū. Tai pirmas punktas. Evangelija atėjo ne iš žmonių. 11-12 eilutėje apaštalas Paulius rašo: Aš sakau jums, broliai, kad mano paskelbtoji Evangelija nėra iš žmonių, nes negavau jos iš žmogaus ir nebuvau jos išmokytas, bet gavau Jėzaus Kristaus apreiškimu. Aš jau keletą kartų vis pasakoju apie savo draugą žydą, kuris yra Vilnietis, ir su juo mes bandėm diskutuoti tikėjimo klausimais. Aišku, jie nepripažįsta Jėzaus, bet, žodžiu, mes, sakau, gerai, tada kalbam tik tai apie Torą. Ir kalbėdami, sakau, palauk, sakau, bet sakau, kaip sakau, dėl šabo, sakau. Jeigu, sakau, tu sakaisi, kad tu esi žydas ir laikaisi šabo, tai sakau, paskaitom, ką Tora kalba. Tora tai yra penkiaknygė. Sakau, ką Tora kalba apie šabą. Tai per šabą parašyta, kad tu negali dirbti jokio darbo. Nes jie daro labai, labai gudriai. Jie tam tikrus darbus jie nedaro jų, bet tam tikrus darbus daro. Net tarkime šaldytuvą, kai jie atidaro šaldytuvą, tam, kad neužsidegtų šviesa, jie įkiša degtuką, kad šviesa neužsidegtų per šabą. Tai aš sakau, palauk, sakau, jeigu tu, sakau, atidarai šaldytuvą, tai yra darbas. Sakau, kaip tu gali atidaryti tada šaldytuvą? Arba tarkime, jeigu jisai per šabą yra kažkur tai išvykęs ir jisai nori valgyti, eina su kolegomis į restoraną pavalgyti, bet jisai negali užsisakyti tenai patiekalų, nes jeigu jisai užsakys, tai vadinasi kažkas turi atlikti tą darbą. Tai tada jisai laukia, kol kolegos už jį užsakys jam valgyti. Galvoju, koks skirtumas tada? Suprantat? Tai Paulius čia lygiai taip pat kalba. Savo teiginį jisai išdėsto labai aiškiai. Evangelija, kurią jisai skelbė, nėra iš žmogaus. Nėra perduota iš žmonių. Tai aš to žydo klausiu, sakau, palauk, sakau, tai kaip čia yra? Sakau, kodėl, sakau, vienus darbus dirbate, kitus darbus nedirbate? Sako, mes turime dar tokią vadinamą žodinę tradiciją, kurią mums paliko protėviai. Ir tą žodinę tradiciją jie kaip ir perdodavo iki šių laikų. Tai Paulius čionai sako, kad jisai negavo nieko iš savo tėvų. Tai nebuvo perduota jam iš protėvių ir jisai nepertikė jos. Graikiškai yra paralabam, reiškia perėjimas iš rankų į rankas, kaip tradicija, kaip tėvai perduoda kažkokią tradiciją savo vaikams. Ir kaip receptas, tai va, turim kažkokį receptą, turim kažkokią tradiciją, kurią va, mūsų šeima perduoda savo vaikams, ar ne? Tai taip pat žydai sako, kad jie va, kažkokias tradicijas perduoda savo vaikams. Tai va, Paulius čionai sako, aš šitos tradicijos negavau iš savo tėvų. Antras dalykas, jisai sako, aš jos neišmokau. Ir šitie du kanalai, tradicija, kur yra perduodama iš kartos į kartą, ir mokymasis, nors jisai mokėsi prie vieno Gamalielio kojo, ne? Jisai sako, kad aš buvau mokomas jo, sako, aš nebuvau šitos Evangelijos išmokytas. Ir vietoj to jisai sako, aš gavau apreiškimą, graikiškai yra apokalipsis, apreiškimas, reiškia tai, kas buvo paslėpta. Sako, aš jos neišmokau, jos negavau, bet aš ją gavau iš pačio Dievo.
Ir čia reikėtų sustoti mums truputį pagalvoti. Visos žmonių religijos iš esmės yra pagal tą pačią logiką. Žmogus turi kažką tai nuveikti, kažką daryti, kažką pasiekti tam, kad pasiektų Dievą, tam, kad patiktų Dievui. Reikia galbūt daugiau aukų, galbūt daugiau maldų, galbūt kažkokių tai pozų, kad tu pasiektum, susirištum su Dievu, galbūt daugiau pastangų, galbūt kopimo į kažkokias tai kalnus, kažką pasiekti. Ir tai yra žmogiška logika. Žmogiška logika, žmogiška filosofija, kad aš turiu kažką tai padaryti, kad būčiau priimtinas Dievui. Bet ką sako Evangelija? Evangelija sako kaip tik atvirkščiai. Tai pats Dievas nulipo žemyn, kad pasiektų žmonės. Ne mes žmonės stengiamės pakilti lygi Dievo ir mes net ir kiek bebandytume stengtis, mes Dievo negalėtume pasiekti. Bet pats Dievas iš dangaus nusileidžia žemyn. Pats Dievas pasiema mūsų bausmę. Jisai dovanoja tavo atleidimą, dovanoja tavo amžiną gyvenimą. Ir tai yra Evangelija. Kristus mirė dėl mūsų nuodėmių tam, kad mes būtume išgelbėti. Tai Paulius rašo Romiečiams 5:8. Sako, kol mes dar buvome nusidėjėliai, Kristus už mus numirė ant kryžiaus. Tai yra tikroji Evangelija. Ir žinot, šito tokio dalyko žmogus pats negalėtų sugalvoti. Tai yra Dievo apreiškimas. Dievas perduoda šitą žinią žmonėms. Ir tai nėra vien tik Pauliaus patirtis. Prisiminkime Petro išpažinimą prie Cezarėjos Pilypų. Jėzus klausė, kaip jūs manote, kas aš esu? Kaip atsako Petras? Mato 16-17. Jėzus jo paklausė, sako, kas aš esu? Prisimenat? Gal prisimenat, ką jis pasakė? Dievo. Sakė, tu esi Kristus, gyvojo Dievo sūnus. Ir ką Jėzus pasakė? Sako, čia tau ne kūnas ir ne kraujas apreiškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Taigi ta žinia, kurią mes turime, nėra Juozo, nėra mūsų, bet tai yra Dievo žinia. Tai yra Dievo žinia, Dievo apreiškimas, kuris yra duodamas žmogui. Taigi, pirmame laiške Korintiečiams 2:9-10, kas galėtų paskaityti, 1 Korintiečiams 2. Bet skelbėme, taip, Dievas mums. Bet skelbėme, kaip parašyta, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į širdį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Dievas mums tai apreiškė per savo dvasią, nes dvasia visa ištyrė net Dievo gelmes. Taigi apaštalas Paulius Korintiečiams laiške rašo, sako, mes skelbėme, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo ir kas žmogui į širdį neatėjo. Tai Dievas paruošė tiems, kurie jį myli. Tai Dievo žinia mums, tai Dievo apreiškimas mums. Ir tai nėra žmogaus reikalas, tai yra Dievo reikalas. Taigi jinai nebuvo sugalvota Pauliaus, bet jinai buvo perduota per apreiškimą Pauliui. Taigi paskaitykime toliau. Antras punktas. Pauliaus praeitis yra pats geriausias argumentas. Paskaitykime 13 ir 14 eilutes. Galatams 1, nes 13-14 eilutes. Jūs be abejo girdėjote, kaip kadaise aš elgiausi išpažindamas judaizmą,
kai be saiko persekiojo Dievo bažnyčią ir griovė ją. Žydų religiją buvau pralenkęs daugelį bendramžių savo tautiečių, būdamas itin uolus dėl savo tėvų tradicijų. Bet kai Dievas, kuris mane išskyrė per esantį motinos įsčiose ir pašaukė savo malonę, panorėjo apreikšti manyje savo sūnų, kad skelbčiau jį pagonims, neskubėjau tarti su kūnu ir krauju. Ačiū. Gerai, tai Paulius šiandien daro kažką labai tokio paprasto. Kai mes ateiname į kokią paskaitą, kai mes klausome kažkokios tai medžiagos, kartais mums būna nuobodu. Mes norime istorijų. Mes norime kažkokių tai tokių, žinot, ingredientų, kad tas patiekalas, kurį mes valgome, būtų skanus. Ir kai mes girdime žmonių liudijimus, tai mus veikia labai. Ir kai aš kartais pasakoju kitiems apie Dievą, sakau, kai kurie sako, nėra Dievo, sakau, pažiūrėkite mane. Aš buvau grynas ateistas, netikėjau Dievu, man Dievo nereikėjo, aš Dievo neieškojau. Bet užteko tik tai paskelbti man Evangeliją ir aš atsiverčiau. Net mokytojai po daug metų mane sutikė, sako, tu čia ne tas pats Juozas. Sakau, čia aš tas pats Juozas, sakau, aš buvau toks blogas, va dabar aš tapau kitų žmogumi. Sakė, ne, sakė, tokie žmonės nesikeičia. Tai kai aš pasakoju žmonėms apie Dievą, sakau, žiūrėkit, sakau, aš esu gyvas Dievo pavyzdys. Tai, ką Dievas gali padaryti iš žmogaus, tą jisai padaro. Ir Paulius daro tą patį. Jisai paima pavyzdį kaip save ir jisai sako, aš nebuvau šiaip paprastas žydas, aš nebuvau paprastas žmogus, aš buvau kažkas tai aukščiau. Sako jisai, aš buvau aktyvus bažnyčios naikintojas. Ir apaštalų darbų, atsiverskime apaštalų darbų, 26 skyrius, čia mes skaitysime, ką apaštalas Paulius darė. Aš taip ir dariau Jeruzalėje, gavęs iš aukštųjų kunigų įgaliojimus, daugybę šventųjų uždariau į kalėjimus, o kai jie buvo žudomi, pritardavau. Visose sinagogose dažnai juos bausdavau, versdavau piktžodžiauti ir be saiko juos įtūžęs persekiojau net svetimuose miestuose. Taigi apaštalas Paulius sako, koksai jisai buvo žydas. Jis buvo žydas, kuris buvo persmelkęs pykčiu prieš krikščionis. Ir jo tikslas buvo nužudyti tuos krikščionis, suimti. Ir kai buvo beros prieš Simoną, ne? Kai buvo teismas, jisai irgi pritarė, kad šitas žmogus būtų užmėtytas akmenimis. Taigi jisai gavo laiškų tam, kad galėtų vykti į kitą miestą, kad galėtų tenai persekioti žmonės ir kad galėtų suimti juos ir įmesti į kalėjimą. Apaštalų darbų 9.1 sako, jisai kvėpavo žudynėmis ir grasinimais. Sako, net kvėpavo tai. Jisai tiesiog buvo taip uoliai užsidegęs prieš krikščionis. Žinote, kokie yra didžiausi mūsų priešai? Ne? Kas yra didžiausi mūsų priešai? Religingi žmonės. Religingi žmonės. Jėzų nužudė kas? Ne musulmonai, ne ateistai, ne romėnai. Jį nužudė religingi žmonės. Mūsų didžiausi priešai, kurie yra, kaip bebūtų keista, giliai tikintis Dievų žmonės. Ir va čia yra paradoksas, kurį mes girdime kartais, kad mums prieštarauja arba prieš mus eina tie giliai tikinti žmonės. Nežinau, toks pasaulis. Taigi, Paulius irgi, tikėdamasis Dievu, jisai kvėpavo žudynėmis ir grasinimais. Jo religija peraugo iki tokios didelės neapykantos, kad jisai net persekiojo žmonės. Ir svarbiausia yra suprasti, kad
jisai tai darė ne iš paprasto pykčio. Jisai manė, kad tarnauja Dievui. Dažnai mes persekiojame irgi tikinčiuosius, nes manome, kad mes geriau žinome Dievo žodį ir mes tada juos paimsime, prikalsime, primokysime, mes būsime teisesni, įrodysim savo tiesą ir kai nukirsime jam galvą, būsime laimingi. Ar ne taip būna kartais tarp mūsų? Kai mes susitinkame, kalbamės, ginčijamės, dėl ko? Vietoj to, kad mes mylėtume vienas kitą, apkabintume vienas kitą ir padėtume vienas kitam, bet susitikę mes žiūrime į krismelį jo akyse ir žiūrime, šitas biški netaip tiki, šitas netaip elgesi, šitas nekalba kalbomis, o šitas gieda netaip, o šitas atėjo apsirengęs dar netaip. Ir mes stengiamės kažkaip tai iš savo to didžio, gilio tikėjimo aš parodysiu, kaip tu turėtum atrodyti ir kaip tu turėtum elgtis. Ir jeigu tu taip elgsiesi, tu būsi geresnis. Bet būtent Paulius rašo būtent apie tai. Jisai manė, kad tarnauja Dievui. Jisai buvo Gamalėlio mokinys, o Gamalėlis buvo didžiausias tuo metu rabinas, gerbiamas visame žydų pasaulyje. Ir Paulius žinojo raštus. Jisai puikiai žinojo raštus. Jisai skaitė, jisai daug meldėsi, jisai laikėsi tradicijos, jis buvo tas pavyzdinis žydas. Nebuvo paprastas žydas. Ir jisai degė uolumu. Jis norėjo Dievui patikti. Ir toksai žmogus atsivertė. Įsivaizduokite, toks keistas dalykas. Žmogus, kuris taip uoliai laikėsi tradicijos. Žydų tradicijos, tas žmogus atsivertė. Paskaitykime Filipiečiams 3 skyrius, 4-8 eilutės. Nors aš galėčiau pasitikėti ir kūnu, jei kas nors mano galys pasitikėti kūnu, tai aš jo labiau. 8 dieną apipjaustytas iš Izraelio tautos, Benjamino giminės, žydas iš žydų, įstatymų fariziejus, uolumu bažnyčios persekiotojas, įstatymo teisumu nepeiktinas. Bet tai, kas man buvo laimėjimas, dėl Kristaus palaikiau nuostoliu. O taip, aš iš tikrųjų visą laikau nuostoliu dėl Kristaus Jėzaus, mano viešpaties pažinimo didybės. Dėl jo aš praradau viską ir viską laikau šašlavomis, kad laimėčiau Kristų. Aš galvoju, kartais mes mūsų religijoje, sakau religijoje, todėl kad kartais mes iš tikėjimo padarome religiją, mes norime būti nepriekaištingi, kaip apaštalas Paulius čia, laikytis tam tikros tradicijos, darytis daug darbo ir sakyti, va, aš esu. Kažkada aš, būdamas baptistas, mes su vienu amerikiečiu pradėjome bažnyčią Jonavoje. Aš myliu baptistus, labai gerbiu, pats laikausi Dievo žodžio, taip kaip mane išmokė, super. Yra iš tikrųjų kiekvienam širdyje linkiu būti baptistu. Kiekvienam linkiu širdyje. Bet aš norėjau būti toks uolus, kad mes net atsiskyrėme nuo kitų krikščionių, kurie nesilaikė baptistinės tradicijos. Paskui mes atsiskyrėme ir nuo kitų baptistų, nes jie nesilaikė mūsų tradicijos. Finale mes buvome baptistai iš baptistų. Žinot, kaip apaštalas Paulius rašė. Aš esu toks ir toks, aš laikausi tradicijų. Aš esu nepriekaištingas, aš toks ir toks. Žinot, ir aš savo pastangomis stengiausi būti Dievui patinkantis, toks nepriekaištingas, toks geras Dievo vyras. Ir paskui visą šitą, ką jisai Paulius čia sako, aš ir toks, ir fariziėjas buvau, ir mokiausi, ir tą laikiausi, ir visą tą. Ir sako, visą šitą, tą savo visą bagažą, kurį aš taip siekiau, kurio aš taip siekiau, aš visą, sako, laikau sąšlovėmis. Visą, sako, man yra nesvarbu. Sako, bet aš dabar, sako, žiūriu į Kristų. Nes palyginus su Kristaus pažinimu, tai viskas yra niekai. Ir tai kalba žmogus, kuris susidūrė su kažkuo nepalyginimu tikresniu. Jisai susidūrė su pačiu Kristumi. Prisimete apaštalų darbų 9 skyriuje apaštalo Pauliaus susitikimas su Kristumi.
Apaštalų darbų 9 skyrius. Kas galėtų paskaityti nuo 1 iki 5 eilutės? Apaštalų 9 nuo 1 iki 5 eilutės. Šiaip iš tikrųjų, jeigu kas nors ir kitas norite paskaityti, tai skaitykite, atsiverčite ir skaitom. Tuo tarpu Saulius, tebealsuodamas grasinimais ir žudynėmis prieš viešpaties mokinius, nuėjo pas vyriausiąjį kunigą ir išgavo raštus Damasko sinagogoms, kad užtikęs to kelio sekėjus, vyrus ir moteris, galėtų juos suiminėti ir gabenti į Jeruzalę. Kai keliaudamas priartėjo prie Damasko, staiga jį apšvietė iš dangaus šviesa, jis krito ant žemės ir išgirdo balsą, sakant jam: Sauliau, Sauliau, ką mane persekioji? Jis tarė: kas tu esi, viešpatie? Viešpats atsakė: aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Sunku tau spyriotis prieš akstiną. Ačiū. Ir čia Jėzus sutinka apaštalą Paulių. Tuo metu jisai dar buvo Saulius, paskui jis tapo apaštalu Pauliumi. Taigi, Paulius persekiojo krikščionis. Ir Jėzus sako: tu persekioji krikščionis, tai iš tikrųjų tu persekioji mane. Taigi, Jėzus tapatina save su savo kūnu, su bažnyčia. Ir tai yra apreiškimas. Gerai, eikime į 3 punktą. Arabija. Kas girdėjote tokį žodį Arabija? Kas žinote, kas tai yra? Gerai, išsiaiškinsim, kas tai yra. Paskaitykime 15-17 eilutės. Bet kai Dievas, kuris mane išskyrė dar esantį motinos įsčiose ir pašaukė savo malonę, panorėjo apreikšti manyje savo sūnų, kad skelbčiau jį pagonims, neskubėjau tartis su kūnu ir krauju ir nenuvykau į Jeruzalę pas pirmiau už mane buvusius apaštalus, bet iškeliavau į Arabiją ir po to vėl grįžau į Damaską. Ir čia yra viena iš tokių labiausiai šokiruojančių vietų, dažniausiai praeinančių pro šalį. Tai Paulius aprašo savo šitą pašaukimą, kurį jisai patyrė labai specifiniu būdu. Jisai sako, kaip atskyrė motinos įsčias ir pašaukė savo malonę. Tai beveik žodis į žodį iš Jeremijaus 1:5 arba Izaijo 49:1. Jisai sako, tai mane pašaukė taip, kaip tuos pranašus Izaiją ir Jeremiją. Ir apaštalas Paulius tai sąmoningai remiasi į šitą. Sako, mane pašaukė panašiai taip, kaip tuos žmonės. Ir jisai sako, tai man nutiko prie Damasko, prie tos pačios vietos, prie to taip panašiai kaip Jeremijas buvo pašauktas, taip kaip buvo pašauktas Izaijas. Ir sako, Dievas va taip veikia mano gyvenime. Ir tada jisai čia sako, kai Dievas mane pašaukė, ką jisai padarė? Jisai nevyko į Jeruzalę, kad susitiktų su apaštalais. Jisai nevyko pas kažkokius tai kitus brolius, kad galėtų jį pamokyti Evangelijos. Bet ką jisai daro? Jisai išvyksta į Arabiją. Kodėl į Arabiją? Mes nežinome, nes Biblija apie tai mums daugiau nieko nesako. Ir čia yra labai įdomus kontekstas. Arabija yra Sinajaus pusiasalio regionas. Tai yra ta pati dykuma, kur Mozė 40 metų ganė savo avis prieš pat Dievo pašaukimą iš degančio krūmo. Tai yra vieta, kur Elijas išvargęs ir nusivylęs po Karmelio bėgo nuo Jezabelės. Ir Dievas jį pasiekė vėtrę ir Dievas jį pasiekė tam tyliame šnabždesyje. Ir Paulius, tai žmogus, kuris visą gyvenimą studijavo įstatymą, kuris žinojo kiekvieną raidelę, jisai eina į šitą dykumą, kad
susitiktų su Dievu. Ir Dievas jam sako, sustok. Savo tam bėgime, savo tam įtūžyje, savo toj neapykantoje, kurioje tu esi, tu sustok. Ir sako, leisk man dabar viską tau paaiškinti. Aš bandau įsivaizduoti apaštalą Paulių, kuris įsivaizdavo, kad jisai viską žino. Įsivaizdavo, kad jisai turi tą tikrą tikėjimą. Ir niekaip negalėjo įsivaizduoti, kad Kristus, kurį jie nukryžiavo, būtent yra tas jų Mesijas. Jam reikėjo laiko, jam reikėjo pagalvoti, jam reikėjo susitikti su Dievu. Štai kodėl jisai vyksta į Arabiją. Ir Biblijoje mes žinome, kad dykuma nėra tik geografija, tai yra formavimosi vieta. Mozė ten praleido 40 metų, Elijas 40 dienų kelionėje iki Horebo kalno, Jėzus ten praleido 40 dienų prieš pat savo tarnystę ir Jonas Krikštytojas visą savo jaunystę buvo dykumoje. Taigi Dievas veda savo tarnus į tylą, tam, kad sustoti, pamastyti, apmastyti ir pakalbėti. Mums dažnai neišeina, ar ne? Mums kažkas vis tada pastoviai kalba, pastoviai girdime muziką, dėžė kalba, ekranas kalba, jeigu kažkur tik tai nueini, iš karto telefonas kalba, skamba. Pastebėjote, ne? Nori kažkur pabėgti ir staiga pamatai, kad nepasiemi telefono. Ką darai? Bėgi atgal keturpėsčias, kad tik tai gautum to narkotiko. Blogiausia, jeigu tu jo nerandi. Tada viską iškuiti, kad tik tai rasti tą narkotiką. Ir pasiemi ir iškeliauji į gamtą. Kad gamtoj pabūti tylumoj. Su telefonu. Nu, jums gal taip nebūna, aš tik tai pasakoju, kaip man būna kartais. Ar ne? Tik bandai susikaupti ir skambina. Tik bandai kažką pradėti daryti ir skambina. Aš atvažiuoju pas savį darbą ir turiu ten daug reikalų visokių, daug rūpešių. Ir aš galvoju, gerai, aš dabar pradėsiu daryti. Ir tik susikaupi, tik įmerki koją į darbą ir skambina telefonas. Iš pradžių aš nervuodavausi. Žinot, tu kai susikaupi kažką dirbti ir to pradeda skambėti. Dabar aš jau nebesinervuoju. Padedu savo darbą į šalį, atsiliepiu, atlieku kažkokią užduotį, ką man ten pasako. Ir tada vėl neriu į darbą. Nepraeina nei 3 sekundės ir skamba vėl telefonas. Tie, kurie su manim pabūna ir jeigu po kurio laiko ateina, sako, Juozai, sako, kažkas atsitiko. Sako, kas atsitiko? Sako, tavo telefonas nesugedo. Sako, kažkaip, sako, per šį laiką nesuskambėjo. Nes pas mane telefonas pastoviai skamba. Tai norint ateiti į tylumą su Dievu, reikia palikti visą, kas mums kalba, kas mus trukdo ateiti ir išeiti į tą dykumą, kaip ir apaštalas Paulius daro. Kristute, atimsim tavo telefoną. Gerai. 4 punktas. 15 dienų pas Petrą. Jisai 18-19 eilutė, paskaitykite. Galatams 1:18-19. Po 3 metų nukeliavau į Jeruzalę pasimatyti su Kefu ir pasilikau pas jį 15 dienų. Kitų apaštalų man neteko matyti, tik tai Viešpaties brolį Jokūbą. Ką jums parašau, tvirtinu Dievo akivaizdą, jog nemeluoju. Ačiū. Taigi apaštalas Paulius po savo atsivertimo, jisai tęsia darbus, jisai evangelizuoja, jisai viską daro. Įdomus dalykas, kad jisai nesusitinka su apaštalais. Kai mes gauname kažkokią žinią, kažkokį
mokymą, mes labai norime susitikti su žmonėmis, kurie mums galėtų geriau paaiškinti, kaip mums daryti, ko tikėti, bet jisai viso to nedaro. Jisai tik tai po 3 metų jisai nuvyksta į Jeruzalę. Ir tenai 15 dienų praleidžia pas Petrą. Iš apaštalų mato tik tai dar vieną Jokūbą, Viešpaties brolį. Ir čia apaštalas Paulius sako, jisai net prisiekė, sako, aš nemeluoju, prisiekiu Dievu. Vienas dalykas, kas yra labai svarbus, ko Biblijoje mes nematome ir nežinome, ką jie kalbėjosi per tą 15 dienų. Aš labai norėčiau susitikti su Petru. Praleisti bent dieną su juo. Pakalbėti. Paaiškinčiau jam išgelbėjimo teoriją. Paklausčiau, ar aš tikiu taip, ar ne. Iš tikrųjų, jie 15 dienų susitiko. Įdomu, ką jie kalbėjo. Paulius 3 metus tyliai mąstė apie Kristų, o dabar sėdi su apaštalu Petru, su žmogumi, kuris Galilėjos ežero pakrantėje savo ausimis girdėjo Kristų mokant, kuris vaikščiojo su juo, kuris valgė su juo, kuris miegojo su juo, kur jie tuos 3,5 metų praleido kartu. Ir štai apaštalas Petras stengiasi su Petru pakalbėti. Jisai norėjo galbūt sužinoti, kaip apaštalas Petras ėjo vandeniu. Kai susitiksim, aš paklausiu, kaip jums tai pavyko. Man niekaip nepavyksta. Aš einu visada skęstu. Jisai matė Jėzų, kai jisai persikeitė, persimainė Alyvų kalne. Jisai buvo tas, kuris pirmasis atbėgo prie tuščio kapo. Su tuo žmogum jisai nori pakalbėti. Ir dar su jais buvo Jokūbas, Jėzaus brolis. Tai žmogus, kuris užaugo kartu su Jėzu, kuris matė Jėzų nuo pat vaikystės, su kuriuo jie dalinosi duoną, su kuriuo žaidė, su kuriuo užaugo, su kuriuo dirbo, su kuriuo gyveno. Jokūbas greičiausiai matė Jėzų neįprastą, kitokį negu kad visi vaikai. Kitokį brolį negu kad kiti jo broliai. Čia mes turime brolius, kurie kartais pasipeša, mes matome, ne? Vienas kitą biškį pakandžioja. Gerai, kad dar sveiki dar kol kas, ar ne? Yeah. Bet Jėzus to nedarė. Jėzus buvo kitoks. Taigi su tokiu žmogumi apaštalas Paulius nori pakalbėti. Kas labai yra įdomu, kad net Jėzaus broliai netikėjo kartais jo. Kai Jėzus darė savo tarnystę, kai jisai vedė savo tarnystę, kai jisai gydė žmonės, kai jisai prikeldavo žmonės iš numirusių, kai jisai pamaitindavo žmonės, sakoma, Jono Evangelijos 7 skyriuje, 5 eilutėje, sako, net jo broliai Jėzumi netikėjo. Ir štai su tokiu žmogumi apaštalas Paulius nori pakalbėti. Po Jėzus prisikėlimo Jokūbas tampa kuo? Gal žinote? Gavo labai geras pareigas. Kuo tapo Jokūbas? Nagi? Apaštalas. Jokūbas tapo Jeruzalės bažnyčios vadovu, pastoriumi. Taigi gavo pareigas. Tai va, pirmajame laiške Korintiečius 15:7 Paulius minė, kad prisikėlęs Jėzus pasirodė Jokūbui atskirai.
Tai ypatingas žmogus. Kas pakeitė Jokūbą? Tik vienas asmeninis dalykas. Jisai pamatė, kaip jo brolis Jėzus prisikėlė iš numirusių. Tai jį pakeitė. Taigi, 3 žmonės patalpoje. Apaštalas Paulius, Petras ir Jokūbas. 3 skirtingos patirtis, vienas Kristus ir visi 3 pasuka skirtingais keliais. Gerai, 5 punktas. Bažnyčios, kurios šlovino Dievą. Paskaitykime nuo 21 iki 24 eilutės. Po to išvykau į Sirijos ir Kilikijos sritis. Išvengiau aš buvau nepažįstamas judėjos bažnyčioms, kurios Kristuje. Jos buvo tik girdėjęs tas, kuris mus kitados persekiojo, dabar skelbia tikėjimą, kurį kadaise griovė. Ir jos šlovino Dievą dėl manęs. Taigi, Paulius sako, aš sako, paskui išvykau į kitas sritis ir tenai skelbė jisai Evangeliją, sako, ir tos bažnyčios, sako, veidų manęs jie nebuvo mačiusios. Sako, bet tik tai girdėjo apie mane. Girdėjo apie tą žmogų, kuris persekiojo bažnyčias, o dabar atsivertė ir skelbė Evangeliją. Ir kokia buvo tų bažnyčių reakcija? Jie šlovino Paulių. Tai parašyta, ar ne? Aš bandau jūs pagauti, ar jūs dar miegate, ar ne? Ar klausotės? Kokia buvo reakcija tų žmonių? Ką jie šlovino? Jie šlovino Dievą. Kartais mes labai dažnai norime ateiti į pamaldas tada, kai ateina neįprastas žmogus. Kai ateina geras oratorius, geras pamokslininkas, geras pastorius, geras pranašas, koksai geras anos. Mes ko ateiname pasižiūrėti? Pašlovinti žmogų. Koks įdomus žmogus. Kaip gerai kalba. Koks gabus pamokslininkas. Ką bažnyčios daro? Nešlovina žmogaus, jos šlovina Dievą. Tai yra skirtumas. Skirtumas, kokiu tikslu mes ateiname į bažnyčią. Šiandien ko mes atėjome? Šiandien aš manau, kad galbūt atėjome dėl naujų patalpų. Ar ne? Gražios patalpos, didelės patalpos, dirbsim visi, bet nešlovinkim patalpų. Nešlovinkim Juozo. Nešlovinkime vienas kito. Šlovinkime Dievą. Išgirdę, kas atsitiko su apaštalu Pauliu, bažnyčios pradėjo šlovinti Dievą. Efeziečiams laiškas 3:10 apaštalas Paulius rašo, kad per bažnyčią, per jos gyvenimą, per jos atsiverčiusius narius yra paskelbta daugialypė Dievo išmintis. Per bažnyčią ateina Evangelija. Gerai. Taigi, taikymas. Paskutinis punktas - taikymas. Pirma, ar mes perduosime tradiciją, ar perduosime gyvą tikėjimą. Aš esu girdėjęs, ir tai iš tikrųjų dabar ir vyksta mūsų bažnyčiose, būdavo iš tikrųjų labai keista, kai mes įtikėjom, mums pasakodavo, kad Amerikai, iš kur pas mus atėjo Evangelija į mūsų šalį, mums pasakojo, kad tose bažnyčiose tikinčiųjų vaikai yra netikintis. Eina į bažnyčią, kaip tradicija, įpratę, ateina į bažnyčią, lankosi, galbūt jie yra pakrikštyti, galbūt jie yra bažnyčios nariai, bet jų gyvenimai yra nepasikeitę. Jie tiesiog ateina, kaip pas mus va, čia mūsų šalyje, kaip katalikai, eina į katalikų bažnyčią, taip Amerikoje eina į protestantų bažnyčias ir jų tas tikėjimas yra nepasikeitęs.
Jie eina kaip tradicija. Tėvai perdavė jiem tą tikėjimą, bet tas tikėjimas nesudygo jų širdise. Jie neatsivertė. Ir taigi klausimas, ką mes perdodam? Ar perdodame tradiciją, ar perdodame gyvą tikėjimą? Antras dalykas, ar leidžiame Dievui dirbti su mumis tyloje? Ar pabūname tyloje? Žinot, aš papasakosiu savo istoriją. Aš važiuoju į darbą, pas mane užtrunka 20-25 minutės, kol aš davažiuoju iki darbo. Įsėdė į mašiną ir įsijungė radiją, bet radija man nepatinka, tai aš įsijungiu Bibliją. Ir tenai klausausi visą laiką, stengiuosi klausyti Bibliją. Ir tu važiuodamas klausaisi Evangelijos, klausaisi laiškų, klausaisi Dievo žodžio. Finale aš pagaunu save. Aš niekuomet nebūnu tyloje. Kai tu girdi, kad kažkas pastoviai skleidžia visokius garsus, tu neprisijungi prie Dievo. Tu neprisijungi, neturi tos akimirkos su Dievu. Tada aš viską išjungiu ir tada kreipiuosi į Dievą. Reikia žmogui, man reikia, nežinau, greičiausiai ir jums reikia, tos momento, to tylos, kada mes galime susitikti su Dievu. Kad Dievas pats asmeniškai kalbėtų. Skaityti Dievo žodį visą laiką yra labai gerai. Klausyti Dievo žodį yra labai gerai. Aišku, jeigu skaitome, kartais mes klausome visai ką kitą, ar ne? Mes turime kartais tuos žmonės, kurie mūsų supa aplinkui, kurie neduoda mūsų ramybės, visada įkiša savo tą, a ką tu dabar veiki? Davai pakalbėkime. Ir žiūrėjau, praeina pusę valandos, valandą, kitą valandą ir tu išeini tuščias, prisikalbėjęs. Ar ne? Bet reikia momentų mūsų gyvenimas, kad susitiktume su Dievu. Reikia nueiti į dykumą, palikti telefoną. Vat Justas labai fainas žmogus, jisai net neturi to išmanos telefono. Turi tą tokį mygtukinį telefoną, suprantat? Aš manau, jeigu mes pereitume dabar, visi išmestume savo tos telefonus, pereitume mygtukinio telefono, atsirastų laiko patie. Ne? Nu gerai. Praeinam toliau. Gerai. Trečias dalykas, trečias punktas. Ar žmonės, kurie mato tave, jie šlovina Dievą? Ar gali pasakyti, kad štai aš matau Rutelę ir pagal jos gyvenimą, pagal jos atsivertimą, pagal jos gyvenimo būdą, aš galiu matyti, ką Dievas padarė jos gyvenime ir kaip nuostabiai jinai eina ir aš galiu šlovinti Dievą dėl jos. Ar tai galime pasakyti apie kiekvieną iš mūsų? Ir jeigu tai galime pasakyti, tai yra pats didžiausias gyvenimo džiaugsmas. Aš tas stengiuosi daryti, kiek tik tai įmanoma, kad žmonės matydami mane galėtų šlovinti Dievą. Kad galėtų matyti, štai per tą žmogų, per Juozą veikia Dievas. Ir aš labai tikiuosi, kad matydami kiekvieną iš mūsų, žmonės galės matyti ir sakyti, štai per Gediminą veikia Dievas. Ir šlovins jį. Ne Gediminą, Dievą. Gerai, tai štai tokios 3 užduotis mūsų gyvenimuose, klausimai, kuriuos aš noriu palikti jūs šiandieną. Atsistosime ir pagėdosime.